Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie šilumos punktus nuosaviem namam ir nedidelėm komercinėm patalpom. Paveikslėlį matot namukus, prie kurių prijungtas, parodytas mažas šilumos punktas. Tačiau jie gali būti įrengti taip pat didesniuose pastatuose, pavyzdžiui, pirmo aukšto komerciniam patalpom atskirti. Šilumos punktai, apie kuriuos kalbėsime, gali būti įvairių konfigūracijų. Matote, kad jie gali būti vien tik tai šildymui kairiai pusiai, toliau prie jų gali būti prijungtas karštas vanduo, tiek šilumos tiekimo pusėje, tiek vidaus namo pusėje. Po to turime šilumos punktą su greitaigiu šilumokaičiu ir paskutinis šilumos punktas su akumuliacinė talpa įkrovimui. Apie šitas sistemas kalbėsim kada kitą kartą. Šiandien tik apie šilumos punktus VXI ir VXE šildymo sistemom. Viena iš pagrindinių priežasčių šitų mažų šilumos punktų poreikio ir paklausos yra ta, kad jie užima labai nedaug vietos. Vėliau galėsim pasižiūrėti jų matmenis. Čia paveikslėlėje matote tiesiog ant sienos kabančią vos ne virtuvinę spintelę. Tai dar ką reikėtų atkreipti dėmesį naujoje statyboje. Šilumos šaltinis gali būti šilumos siurblys, nebūtinai šilumos punktas. Tuomet reikėtų gana nemažai elektros galios namo įvadui. Tarkime, įsivaizduokite, jeigu jums reikia 30 kW šilumos, kokį jums reikėtų šilumos įvado. Įvardinti keli šilumos punktai, skiriasi jų galios, matote. Maksimali temperatūra šilumos tinklų pusėje apie 100–120 laipsnių, slėgis 16 ir daugiau barų. Maksimalus debitas, koks gali būti pirmoje pusėje. Debitas atskirai galima pakalbėti daugiau mažiau. Jį ribotų temperatūros reguliatorių konstrukcija. Toliau valdymas, elektroninis, gali būti gal ir termostatai. Antra pusė dažniausiai tai yra iki 6 barų slėgis. Ir debitas atitinkamai, kiek jau leistų vamzdynai, kiek leistų šilumokaičio pasipriešinimas. Taigi kalbėsime apie VXE ir VXI. Kuom jie skiriasi iš esmės? Iš esmės jie skiriasi pajungimu. VXI modelį galima pajungti tiek viršuje, tiek apačioje. VXE modelis galite pajungti tik tai ekonominiu būdu iš apačios. Galėsim pasižiūrėti paveiksliukus, kaip tai atrodo. Taip pat schemoje galim pasižiūrėti pagrindinius dalykus, kas čia yra. Taigi, iš įvado pusės mes turime sklendes įvadinės, matome termometrą, jungtį, srieginę, filtrą, vietas temperatūros jutikliam nuo šilumos skaitiklio, kuris gali būti įdėtas į šilumos punktą. Toliau jungiamės prie šilumokaičio, valdom su vožtuvu ir pavara. Į šilumos tinklų žiūrim, kokia bus grąžinama temperatūra. Reguliuojam tiekiamą temperatūrą į pastatą su elektroniniu valdikliu pagal lauko oro temperatūrą. Turim apsauginį vožtuvą, manometrą, vėl termometrai sklendės, išsiplėtimo indras, filtras, siurblys. Apie visą tai dabar detaliau. Valdiklis šilumos punkte dažniausiai tai yra ECL310 modelis. Jisai yra paslėptas už dekoratyvinio gaubto, kurį pakėlus į viršų pasieksite patį valdiklį. Jeigu nuimsite šilumos izoliaciją, kuria izoliuotas punktas, galėsite pasiekti
punkto dalis ir atskirai mazgu šitos galima išimti, apie tai yra atskiras video, galite pažiūrėti YouTube. Laidai, jutiklių ir elektros jungiami montažinį dėžutę esančių už valdiklio, kuris vykdo programą, tarkim, A230 ar A237, čia atskirai reiktų pasižiūrėti. Uždaromoji armatūra. Matote, schemose pavaizduota, kad jungiama su užmetama veržle. Čia gal būna klausimų projektuojantiem, kas čia pavaizduota. Taip pat matote akles įsuktas į sklendės. Į čia jūs galite, jei norite, įsukti manometrą. Termometrai, tokie va, įsukti į kiekvieną sklendę. Viršuje juostoje jūs matote, kas čia yra, šilumos tinklų raudonas. Tai ateina termofikacinis vanduo, mėlynas grįžta ir šildymo sistema grįžta ir keliauja į sistemą. Šilumos punkte yra 2 filtrai. Įvadiniai pusiai, vidaus pusiai. Temperatūros reguliatorius ir siurblys. Tai matote, siurblys yra tokiame izoliacinėme gaubte, kurį išardžius, išėmus galime jį pasiekti. Taip pat temperatūros reguliatorius, matote, vat, yra viduj. Nuėmus izoliaciją galima jį pasiekti, pasižiūrėti, koks jo yra kodas. Ir pavarant jau uždėta iš kairės pusės galima ją pasiekti per gaubto šoną. Apsauginis vožtuvas ir įdeklas šilumos skaitikliui. Įdeklas šitas raudonas apibrėžtas. Tiesiog šilumos tiekėjas galėtų į čia įmontuoti šilumos skaitiklį, sumažindamas įvado jungtį, kas užima ganėtinai nemažai vietos. Dėl apsauginių vožtuvų vertėtų padaryti jiem atskirą vamzdelį vandeniui nuleisti, kas numatyta konstrukcijai, galima iškišti vamzdelį ir nuvesti kanalizaciją. Manometras, tai pagrindiniam skyde atsidarius matysite šildymo sistemos slėgį. Išsiplėtimo indas. Su šitais mazgais komplektuojami 12 litrų išsiplėtimo indai. Jeigu jų trūksta, rangovai būna sumontuoja atskirai išsiplėtimo indą pagal pastatą. Dydžiai. Šilumos punktą parinkti pradedu nuo šilumokaičio ir nuo temperatūrų šilumos tinklų pusėje ir šildymo sistemos pusėje. Žinoma, reikalinga galia. Tuomet galime parinkti, kuris iš šilumos mazgų jums labiau tiktų. Ar su 26 plokštelėm, ar su 40, ar dar kitas modelis žemesnėm temperatūrom. Tai matau taip pat čia debitus. Tinklų pusėje debito ribos vožtuvas AVQM, kurio maksimalus pralaidumas yra 0,9 kubinio metro per valandą. Čia kaip ir riba iš šilumos tinklų pusės. Viduje galim skaičiuoti, turėdami temperatūras, koks bus debitas, atsižvelgti į pasipriešinimą šilumokaitį, vamzdžiuose, filtre. Dydžiai šilumos punktų techniniuose aprašymuose. Tai yra labai nedidelis gaminys. Gali susistabdyti arba atsisiųsti internete techninį aprašymą ir pasižiūrėti, pamatysite, kokie dydžiai. Aukštis
beveik metras, plotis virš pusės, gylis 36 cm. Jungtis visur 3/4. Kaip tai atrodo projektuose? Paėmiau ištrauką iš projekto, projektuotojas apvedė šilumos punkto ribas, visą įrangą, kurios reikėtų šilumos tinklam, nupiešė, pavaizdavo už ribų šilumos punkto, šildymo sistemoje pridėjo, ko reikėjo manometrų, drenažinių ventilių papildomų, o šildymo sistemos papildymą išsprendė su atskira linija apvedant šilumos punktą. Čia kaip pavyzdys, tas reikalinga įranga, čia ir indas buvo sumontuotas papildomai, o manometrai dar kažkas. Dabar pažiūrėsime, kaip būna suprojektuota ir kas nelabai atitinka gamyklinį sprendinį. Pavyzdžiui, projekte nurodyta, kad gamyklinio šilumos punktų vamzdynų skersmenis yra 25 mm, o jie iš tiesų yra 20. Tai jau toks, klausimas. Arba skersmuo 40. Vėlgi, gaminio vamzdynai yra 20 sąlyginio skersmens. Čia pavaizduota, kad gamykliniam šilumos punkte yra 2 manometrai prie filtro. Iš tiesų ten nėra vietos ir jų ten nėra. Tai projekte tokių dalykų nevaizduočiau, nenaudočiau to, nes jų nėra kaip ten įdėti. Matom papildymo liniją, kuri tiesiog įpjauta, įdėta į šilumos punkto ribas. Ten nėra kur tai padaryti. Kaip ir rodžiau skaidriai anksčiau, reikėtų už punkto ribų vaizduoti papildymą. Smulkmena, galbūt niekam nesvarbi, gamykliniam punkte iš pradžių sumontuotas temperatūros jutiklis, po to vožtuvas projekte, vožtuvas arčiau šilumokaičio, temperatūros jutiklis toliau. Ar tai kam nors rūpi? Yra tokių žmonių, kuriem tai yra labai svarbu. Kaip kas interpretuoja. Iš įgyvendintų projektų, matot pavyzdžiai, čia dar kažkas matyto, tiesiog matot, kad punktai užima nedaug vietos, pajungimas prie šilumos tinklų kartais užima daugiau, bet tai taupo jūsų užsakovo vietą, nes toks punktas neužima nė kvadratinio metro, gal mažiau. Ir tiesiog taupo vietą statybose, kur kiekvienas kvadratinis metras kainuoja didelius pinigus. Toks sprendinys yra labai pravartus. Tai ačiū Jums, kad pasižiūrėjote. Planuoju padaryti daugiau video apie kitus modelius, bet apie tai vėliau. Dėkoju, sėkmės.